Aš esu Algirdas Venalis ir esu šito centro direktorius. Centras gimė palyginus nesenai, susijungus dviems institutams. Tai yra eksperimentinės klinikinės medicinos institutui ir imunologijos institutui. Dabar mes vadinamės inovatyvios medicinos centru. Tai yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Uždavinys yra kurti preparatus, kurti prietaisus, kurie galėtų būti reikalingi medicinai, kurti technologijas, kurias galėtų naudoti medikai praktikoje ir taip pat, žinoma, atlikti tam tikrus fundamentalius tyrimus, kurie yra neišvengiamai reikalingi, kad galima būtų žengti praktinio tokio realizavimo keliu. Esu Aleksandras Lausevičius, kardiologas, profesorius, o mokslinius interesus stengiuosi realizuoti dirbdamas inovatyvios medicinos centre. Čia yra visiškai naujai įkurtas skyrius ir iš tiesų tą, ką aš šnekėsiu, turbūt daugiau yra nukreipta į ateitį, negu kad į praeitį ar į dabartį. Šiuo metu mintis daugiau sukasi apie tai, kad per tą laiką atsiradė daug naujų technologijų ir tos technologijos skinasi kelią į medicinos praktiką. Kai kurios iš tiesų yra inovatyvios, eksperimentinės, klinikinės. Ir būtent turbūt darbui su tokiom eksperimentiniam klinikiniam technologijom, jų metodų tobulinimui, parinkimui pacientų ratų, kuriam galėtų tos technologijos būti pritaikytos, bei kai kurių galbūt ir su prietaisai susijusių dalių, kaip ultragarsiniai davikliai, jų tobulinimas, naujų įvairių modifikacijų atradimas, tai ir būtų turbūt tie darbo barai, kurie laukia. Aš net neabejoju, kad dar viena kryptis, kurią judėsim, tai yra ankstyvos aterosklerozės diagnostika. Aš matau besikeičiantį jauną žmogų. Koks 10% žmonių yra tokių, kurie to idealizmo nėra pametę ir kurie norėtų kažką mokslui daryti. Nesinorėtų, kad jie išvažiuotų. Daktaras Mykolas Mauricas, inovatyvios medicinos centre. Šiuo metu esu imunologijos skyriaus vedėjas. Jo pagrindinės temos tyrinėta yra. Tai limfocitų ypač funkcija, tai reguliacinių limfocitų esant patologijos ligos atveju. Čia, aišku, pradėjom nuo onkologinių ligų tyrimo, todėl kad modelis laboratorinėse gyvūnuose, tiksliau pelėse, yra adaptuotas pasaulyje ir tai galima gauti naujų žinių. Ir imunologijos mūsų darbai yra šiek tiek susijęti ir su infekcija. Tai yra susijęta su projektu Lietuvos, Latvijos, Taivano. Šitas projektas jau pirmi metai kaip yra pradėtas vykdyti. Ir manom, kad išsirutulios, išsivystys grupė mokslininkų, kurie turės žinių ir virusologijos srityje. Tokia motyvacija, kad stiprėtų tyrimų bazė, kad galėtų bendradarbiauti, daryti naudingus darbus, kurie virstų į produktą. Atsirastų produktas ir tai už keletos metų būtų nauda. Esu Vladas Algirdas Bumelis, esu biofarmacijos skyriaus vedėjas. Biofarmacijos skyriaus uždaviniai yra vykstyti mokslinius tyrimus
ir kurti genų inžinerinių preparatų gamybos technologijas. Mes turim pasirašę jungtinį veiklos sutartį su biotechnologinė kompanija Biotech Pharma. Taip, kad dalį darbų mes darom čia, Žygimantų gatvėje, dalį darbų darom mokslininkų 4 kartu su Biotech Pharma, kadangi turim jungtinės veiklos sutartį. Mes taip pat užsiminėjom vaistinių formų kūrimu, sukuriam vaistinę formą ir jeigu parodytas vaisto efektyvumas, tada tą vaistą atiduodam gaminti biotechnologinė įmonė, kuri jį padaro ir kuri tą vaistą tiekia sveikatos apsaugos sistemai. Tačiau noriu pabrėžti, kad vaistų kūrimas užima 10-12 metų. Tai mūsų uždavinys yra atlikti tą dalį, kuri yra susijęta su technologijos sukūrimu iki vaistų gamybos. Mano motyvacija yra labai elementari. Pas mane yra genai, man tą davė mano tėvai. Tai yra noras kurti, sužinoti, judėti priekį. Tai yra pagrindinis mokslininkų bruožas. Esu Irena Jonauskienė, dirbu Inovatyvios medicinos centre, biomodelių skyriaus vedėja vyrmokslinė darbuotoja. Mokslo plėtrai yra naudojami biologiniai modeliai. Tokius biologinius modelius augina mūsų skyriuje. Biologiniai modeliai yra auginami jiems pritaikytose sąlygose. Skyriaus darbuotojai atlieka gamtinių, sintetinių, mikrobinės kilmės, gyvulinės kilmės imunomoduliatorių tyrimus imuniniai sistemai. Toliau atliekame ikiklinikinius tyrimus įvairių biologinių, cheminių preparatų. Mokslinius tyrimus atlieku daugiau gal kaip 30 metų. Ir man labai svarbu, kad laboratoriniai gyvūnai su jais būtų elgiamasi etiškai, kad tai būtų visi tyrimai humaniški ir man svarbi gyvūnų gerovė. Aš esu Aiva Bernotienė, esu regeneracinės medicinos skyriaus vedėja. Regeneracinės medicinos tikslas yra atstatyti pažeistus audinius. Iš regeneracinės medicinos gydymo pagrindinių strategijų galėčiau išskirti 2 tokias pagrindinės kryptis. Tai viena būtų sukurti naują audinį, panaudojant 3 dimensijų karkasus ir tiesiog sukurti naujo audinio struktūras ir įsodinti ją į pažeidimo vietą. O kita dabar vis labiau populiarėjanti nauja strategija, tai kad būtent pažeidimo vietoje esančias tame audinyje likusias endogeninės ląsteles pastimuliuoti taip, kad jos atsinaujintų ir gebėtų pačios savo vidiniais resursais atauginti tą 3 dimensijų struktūrą. Aš manau, kad čia yra sukurta ypatingai patogi terpė vykdyti mokslinius tyrimus visose lygmenyse. Ir nuo pačių pradinių atradimų ir analizės molekulinėme lygyje iki paciento. Tai iš tikrųjų yra toksai moralinis pasitenkinimas, sakyčiau, kad galima, kad tai, ką darai, turi prasmę ir turi galimybę pasiekti pacientą ir galutinį regeneracinės medicinos tikslus. Aš esu Augustas Pivoriūnas ir vadovauju kamieninių ląstelių biologijos skyriui Inovatyvios medicinos centre.
Šitas skyrius buvo įsteigtas nesenai, praeitais metais, suvienijus mokslininkų, kurie dirba kamieninių ląstelių tyrimo srityje pajėgas. Šios skyriaus mokslininkai buvo pirmieji mokslininkai Lietuvoje, kurie pradėjo dirbti su žmogaus kamieninėmis ląstelėmis. Ir pagrindinis vykdomų tyrimų eksperimentinis modelis yra žmogaus mezenchiminės kamieninės ląstelės, kurias mes mokame išskirti iš įvairių šaltinių, iš skirtingų žmogaus audinių. Taigi, naudodami šias ląsteles kaip eksperimentinį modelį savo tyrimams, mes tyrinėjame įvairius šių ląstelių fiziologijos aspektus, taip pat galimybės jas pritaikyti įvairių ligų gydymui. Man tai svarbiausias dalykas yra smalsumas. Man iš tikrųjų yra ta mano tyrimo sritis, man yra labai įdomi ir tai yra, matyt, pagrindinis mano stimulas. Man patinka šitas darbas, mane domina mano tyrimo objektas iš tikrųjų, o iš to išplaukia visa kita. Mes atėjome į tą laiką, kuris jau senai kai kuriuose vakarų kraštuose, kad turi įrodyti, jog esi inovatyvus arba trauktis iš mokslo. Tai mums yra taip pat nepaprastai svarbu, kad instituto vizija remia ir aktyviai joje dalyvauja, sakyčiau, vieni iš progresyviausių Lietuvos medicinos ir biofarmacijos žmonės. Mes vedam dėrybas su kai kuriais dar užsienyje dirbančiais, bet vis dėlto svajojančiais sugrįžti į Lietuvą anksčiau ar vėliau. Ir tas protų grįžimas, tai mums yra labai svarbus šaltinis, kaip sakant, variklis progreso. Mūsų, taip sakant, infrastruktūroje gali dirbti ir dirba doktorantai ir magistrantai. Tai tie žmonės, kurie įgys akademinės patirties ir jie be abejo perims darbus iš mūsų. Tai čia yra gyvybiškai svarbu, tai yra valstybinis reikalas. O mes turim tarnauti valstybės interesams. Aš esu Gintaras Udžius, doktorantas Inovatyvios medicinos centro. Tyrimo objektas yra žmogaus biologinė medžiaga. Tai visi reikalingi specialistai dirba šitam centre. Radom naują ląstelių grupę, kuri galbūt gali būti viena iš būtent šitos autoimuninės ligos sukėlėjų. Šis atradimas duos gairės, kad galbūt reikia daryti toliau tyrimus ir kreipdėmėsi ir į šitas ląsteles. Šitos duomenis pristačiau Europos imunologų kongrese. I'm a Polish PhD student. I came to Lithuania to work in the Oncological Institute here in Vilnius. And since a couple of months, I'm a PhD student here in EMC. And why EMC? Because they offered quite a flexible topic with the use of quite advanced techniques. And we were lucky enough to have the necessary equipment to fulfill the requirements. And this topic allows us to expand more or less in the direction we find interesting, and the EMC is supporting that. Well, the freedom of being a PhD student, I'm not being supervised every single day, and this is giving me a lot more initiative and free space to do what I want to do. And as far as I know, they're happy to know I'm working in the direction I find interesting.